būčiau Mažeikiškė, apie ką būtų kita daina. Nes kadangi esu Vilnietė, užaugus tenais visas gatves mintinai žinau, senas plytas, trinkelės, europinės, tada ten prie Zuoko kokios buvo, tada ten prie kito mero, visi turi savo braižą. Bet yra viena tokia bažnyčia, kuri niekaip nesikeičia, keičiasi biškai, bet esmė ta pati. Ir jinai stebi tokius kaip aš gyventojus ir svečius daugybę metų. Ten kažkokias gal karietas, vežimus, gerai, karietų gal ne, bet vežimus, tada ten žigulius, dabar Teslas, Bolto paspirtukus žalius, pas mus Vilniuje tokių yra, nežinau, gal ir pas jūs yra. Velniai, važinėjais, aš kartais irgi. Ir ta bažnyčia, jinai stebi ir visus mus pragyvena. Ir kiekvieno žmogaus, kuris yra namo, veidas jai toks matytas, jau mintinai gali atspėti, tas tai iš ten eina, tas iš ten eina. Ir aš ilgą laiką buvau labai nelaimingas žmogus ir man nieks nepadėjo. Ir vieną vėlų vakarą, žiemą, ėjau namo, ten per Užupio kalnus. Ir aš sustojau prieš tą bažnyčią ir pagalvojau, tu tokia kaip aš tikrai žinai. Ten kokiam 18-19 amžiuje ėjo dar kita kažkokia Gabrielė, Nijolė, Elžbieta, Izolda, nelaiminga, ir tu galvoji dar vieną. Ir tada aš kažkaip į tą bažnyčią žiūrėdama ir turėdama omeny, kiek jinai pragyveno, ir okupacijų, ir stichijų, supratau, kad ir man viskas bus gerai, ir aš pragyvensiu, tiesiog reikia susikaupti ir pabandyti dar kartą iš naujo, ir buvau visiškai teisi. Ir kai jau tikrai apsitvarkiau ir apsikopiau ir gyventi žymiai maloniau pasidarė, kažkada valydamas dantis, visai ne Vilniuje, Palangoj, parašiau šitą dainą. Ir jeigu kam bus įdomu ir esat pirmą kartą pažinti su mano dainom, tai internete gali susirasti, čia iš tikrųjų yra duetas su Marijonu Mikutavičium ir mes ten abu rėkėm. Taip, kad man net į dainavimo pamokas reikėjo eiti dėl šitos dainos. Bet kai jinai skamba akustiškai, kaip dabar, kad sugrosiu, tai tokia visai tvarkinga, pažabota atrodo daina. Bet tu tik pradėk groti gitarom, būgnais ir sugebėk pasikviesti Marijoną ir tada daina tiesiog pradeda kaip drakonas. Drakonas mano. Čia neoficialus pavadinimas. Pirmam stulpelį aš šnekuosi su bažnyčia, antrame jinai man atsako, kaip ta 100-metė išmintė. Pakėlus skydą atminties, iškart iškyla tas vakaras žiemos be pabaigos, kai stoviu viena prie bažnyčios onos, kai miestas snaudžia, aš keliuos tik su šešėliais, sveikinuos, kažkas dar groja išdarintų pieninų, o aš iškėlus galvą išdidžiai liūdžiu, kyla mano rankos, bokštas apkabint. Aš prašau pagalbos, kad žemė nesusmigt. Pakėlus skydą išminties, iškart iškyla šimtai žiemų, kai aš stebėjau jus. Jau žinau mintinai jūsų kelią į namus. Dvi cigaretės pakeliui, keiksmai išspjūviai,
aš prašau pagalbos, kad žemė nesusmigti. Arkom skrodžia varpas, kurtina jėga ir taryba.